Sveiki visi. Tikiuosi jūsų pertrauka praėjo puikiai. Ir dabar mes turėsime vieną muzikinį performansą. Tai yra maištingas jaunimas iš Alytaus, Laura ir Povilas. Paplokime. Labadiena visiems. Tai kaip ir pristatė, mes esam Laura ir Povilas, nesam labai maištingi, bet stengiamės pakoncertuot, pagrot, padainuot. Tai šiandieną mes atliksim keletą mano kūrybos dainų ir pirmoji vadinsis Auka man. Su kad ilgiau gyventumėm akmenys tik tau. Jie sudrumsčia dugną, viskas kyla su dumbliais samanos. Tik man pamaitinkime žemę, kad atrastume garbę lietus. Tik tau jie nuplauna panieką gyvenimui ir sau. Apsupti sieną, bandysim lysti pro plyšį, kur krapštėme visą dieną. Nors ir rasime šviesą, bet slėpsimės, iš kur kilę. Tai manau, kad tai man, tai manau, kad tai man. Tai manau, kad tai man, tai manau, kad tai man. Rėksim visą žiemą, kad nenušaltų žvaigždės šildančios mūsų akių raminantį miegą. Kapstysim po lapais, išsaugosim laisvės nimfa, nimfa. Nimfa, nimfa. Tai manau, kad tai man, tai manau, kad tai man, tai manau, kad tai man, tai manau, kad tai man. Sekanti daina aborigeniška meilė. Daina apie nepasisekusią meilę. Taip. Vėl šukę surinksim dieną, vakare pabersim niekam dovanas. Lentynų dulkės tu sudė, kur laimės buvę, kad vėl šukės. Surinksim dieną, vakare pabersim niekam dovanas. Lentynų dulkės tu sudė, kur laimės buvę. Kalbant nenoriu įžeisti, iš minčių problemų pakeisti, aborigenų rutiną pajusti, paleisti pasiutusį šunį. Sau leisiu pavirsti bohemą naktį, gerėtis poemą aš įsitaisysiu į gobeleną, varinėsiu akis po žmogieną ir leisiu tau išaiškinti dilemą, surasti man helę.
eleksyro receptą. Melsies man, bet esu tik kiauliena, kentėsi dar, kol jau su pagieža. Daradam, būsim kartu, bet pirmas būsi tu. Netikras barmenas namuose sutas man supuvusią šluostę, dar svirplys erzins man klauso, kulminacija baigsis paguoda, kad leisiu susmeigti man spygliuotąją ietį, aš užtversiu lašams kelią į vėtrą, svajosiu apie amžiną vietą ir leisiu tau išaiškinti dilemą, surasti man eleksyro receptą. Melsies man, bet esu tik kiauliena, kentėsi dar, kol jau su pagieža. Nebūsiu kalta, nes atgulsiu šalia. Nebūsiu kalta, nes atgulsiu šalia. Ir vėl šukės surinksim dieną, vakare pabersim niekam dovanas, lentynų dulkės, tu sudėk, kur laimės buvę. Dabar daina draugams. Kai manei, kad aš užpykau širdyje, šitaip meiliai jaučiaus, nes mačiau raukšlę tau ant kartos, supratau, jog rūpiu nuolatos. Kai manei, kad aš nežinau širdyje, viskas stipriai laikiau tavo ašarą, vedėjos prastu nežinai, man buvo du kart skaudžiau. Tad prašau, tik drąsiai padėk galvą ant peties, nebijok, gal ir sudrebės, juk tikram draugui tai garbė, tik drąsiai padėk galvą ant peties, nebijok, gal ir sudrebės, juk tikram draugui tai garbė, tai garbė, tik tikram draugui tai garbė. Draugystė, klaida, šypsena, tu nubaudei mane, tai buvo pamoka, abejonių neverta, kai nemaniau, kad žaidžiu likimu sulaikiai, mane savo žvilgsniu tvirtu atsakiau, atkirtau, akim rūstinom nežinai, dėkot galiu tik tai tau. Tik tai tau, prašau, tik drąsiai padėk galvą ant peties, nebijok, gal ir sudrebės, juk tikram draugui tai garbė, tik drąsiai padėk galvą ant peties, nebijok, gal ir sudrebės, juk tikram draugui tai garbė, gal kai kri, kartais nerami, bet draugystė liks amžinai brangi. Prašau, tik drąsiai padėk galvą ant peties,
nebijok, gal ir sudrebės, juk tikram draugui tai garbė, tik drąsiai padėk galvą ant peties. Nebijok, gal ir sudrebės, juk tikram draugui tai garbė, tai garbė. Ir paskutinę dainą sugrosim ir daugiau nekankinsim, tai Rabadabadabdambiai. Rabadabadambe, rabadabadambe, rabadabadambe bam. Rabba rabadabadambe, rabadabadambe, rabadabadambe bam. Rabba rabadabadambe, rabadabadambe, rabadabadambe bam. Rabba rabadabadambe, rabadabadambe, rabadabadambe bam. O mielas, kodėl tu žiūri į kitas akeles? Nedrįsta sukti nuo manęs pastaba, tau gyvenimo verta parama, kurią suteik galiu tik aš, o kodėl, tu klausai vis kodėl, va todėl, kad suprastum raidę ir neskubėk, nepabėk, surasiu meilę, vėl žaisim vėl, juk tai gyvenimo prasme yra be tavęs, mano dienos tik prasmeks, geriau parodyk savo būdą, kad rašiu meilės burtą, be tavęs, mano dienos tik prasmeks, geriau parodyk savo būdą, kad rašiu meilės burtą, rabadabadambe, rabadabadambe, rabadabadambe bam, rabadabadambe, rabadabadambe, rabadabadambe bam, rabadabadambe, rabadabadambe, rabadabadambe bam, rabadabadambe, rabadabadambe, rabadabadambe bam, tik dėl tavęs, geriau tu būki prie manęs, nenoriu kas, geriau suprask ir nusileisk, kodėl manęs nesu galvos iš visados, tik dėl tavęs, juk perplaukčiau gėlės upės, tik dėl tavęs, geriau nebėgi nuo manęs ir suprask, tau gyvenimas tai aš, o dėl manęs tave tausosi visados, nekam kitam, o tik savo ir be tavęs, mano dienos tik prasmeks, geriau parodyk savo būdą, kad rašiu meilės burtą, be tavęs, mano dienos tik prasmeks, geriau parodyk savo būdą, kad rašiu meilės burtą ir be tavęs, mano dienos tik prasmeks, geriau parodyk savo būdą, kad rašiu meilės burtą, be tavęs, mano dienos tik prasmeks, geriau parodyk savo būdą, kad rašiu meilės burtą, rabadabadambe, rabadabadambe, rabadabadambe bam, rabadabadambe, rabadabadambe, rabadabadambe bam, rabadabadambe, rabadabadambe, rabadabadambe bam, rabadabadambe, rabadabadambe, rabadabadambe bam, viskas tik dėl tavęs. Mes turim dovanų jums. Ačiū labai už puikų pasirodymą. Ačiū. Ir dabar turime pirmąjį mūsų antros dalies pašnekovą, pristatinėtoją. Ir ši moteris neturi komforto zonos. Arba jos komforto zona yra visur. Taigi, kviečiame kalbėti Bertą Tilmantaitę. Sveiki. Prieš mėnesį gavau skambutį nuo TEDx Youth organizatorių, kviečiančių kalbėti apie komforto zoną, apie jos nebuvimą arba išėjimą iš jos. Ir mano reakcija buvo, ne jokių būdų, nes tai baisu, nes nežinau ką pasakyti ir labai jaudinčiaus, bijočiau ir taip toliau, bet
tada steptelėjau ir suvokiau, ko manęs ką tik paprašė. Manęs paprašė ne tik kalbėti apie išėjimą iš komforto zonos, bet iš tikrųjų iš jos išeiti. Todėl esu čia, o būti čia man reiškia būti labai toli nuo komforto zonos. Tai ką sakė apie mane yra netiesa. Mano komforto zona nėra visur. Ir būti čia reiškia būti labai toli nuo komforto zonos. Kai sutikau kalbėti, galvojau, ką turėčiau pasakyti, ką papasakot. Nes neturiu kažkokių ypatingų pasiekimų ir neskraidinau pitų kosmosą, nedariau kažko tokio labai ypatingo. Ir klausiu organizatorių, ko jūs iš manęs norit, ką aš turėčiau papasakoti. Ir tada jie sako, tai tiesiog papasakok savo gyvenimo istoriją. Bet man 80, negyvenau ilgo ir turiningo gyvenimo ir neturiu labai daug įdomių dalykų papasakoti. Gimiau mažam miestelį, ten augau, mokiausi, baigiau mokyklą, išvažiavau į Vilnių, mokiausi žurnalistikos Vilniaus universitete. Pagal mainų programą išvažiavau į Daniją, ten mokiausi fotožurnalistikos ir ten supratau, ką noriu daryti ir kas man yra įdomu. Supratau, kad žurnalistika ir istorijų pasakojimas vaizdu yra tas dalykas, kurį aš noriu daryti ir kurį man daryti yra gera. Grįžau į Lietuvą ir baigiau mokslus, dirbau kartu su kolegė ir draugė Kristina pasakojom istorijas vaizdais, garsais, eksperimentavom, darėm dalykus, kurių nieks iki to Lietuvoje nedarė ir buvo labai smagu. Gavom kelis apdovanojimus, įvertintam būti yra smagu, bet reikia toliau. Tada išvažiavau į Jungtines Amerikos valstijas, ten keliavau 3 mėnesius, ieškojau ten kažko, kas mane laikytų arba kas sudomintų, nes galvojau apie magistro studijas, bet grįžau į Lietuvą ir po kurio laiko išvažiavau į Pekiną, kur mokiausi magistro programai tarptautinę multimedijų žurnalistiką. Ten gyvenau metus. Dirbau ties savo kūrybinių projektų studijų ir šiaip užsiėmiau įvairią veiklą, keliavau Azijai, grįžau į Lietuvą, dabar dirbu Vilniaus universitete, pirmą kursą vedu vaizdo žurnalistikos seminarus, taip pat dirbu laisvai samdoma žurnaliste ir ruošiuosi kelionėje aplink pasaulį. Kaip girdėjote, viskas labai paprastai. Gyvenau tokį vidutinišką gyvenimą, jokių didelių traumų, tragedijų, išskyrus paauglystę. Bet viskas jos neblogai, nors iš tikrųjų ir nebuvo taip paprasta, nes kiekvienas žingsnis, kiekvienas naujas dalykas tai buvo ėjimas iš komforto zonos, bandymas kažko naujo, ieškojimas kažko, ko dar nedariau. Kiek iš jūsų čia esančių žino, ko nori, kas jam yra įdomu ir ką darys artimiausius metus. Tai jums pasisekė labai. Visi kiti gali taip niekada ir nesužinoti. Ir nežinoti nėra blogai, svarbu ieškoti ir kažką daryti. Aš laiką pavydėdavau tokiem žmonėm, kurie žino, ką nori daryti, nuo vaikystės turi kažkokius ypatingus talentus, turi tikslą ir jo siekia ir yra tikri, kad darys būtent tai, nes jam tai yra įdomu. Aš tokių dalykų, talentų ypatingų niekada neturėjau. Mėgau šokti, norėjau būti Michaelo Jacksono šokėja, bet dėl sveikatos turėjau mesti šokių mokyklą, negalėjau sportuoti, negalėjau daryti daug smagių dalykų ir niekada neturėjau kažkokios tokios aiškios idėjos, ką aš noriu veikti, kas man yra įdomu ir kas mane tiesiog domintų ir vestų į priekį visą laiką. Bet visą laiką ieškojau, visą laiką domėjaus, kalbėjau su savim, klausiau savęs, ko aš noriu, kas man yra įdomu, ką man daryti yra gera, kaip man tai padaryti. Ir tie visi ieškojimai, tai reikalavo labai daug ėjimo iš komforto zonos, bandymo kažko naujo. Kas yra ta komforto zona? Tai tokia būsena, kai mums viskas yra įprasta. Mums viskas yra aišku, mes darom dalykus, kuriuos esame pratę daryti, pasiekėm rezultatų, kuriuos esame pratę pasiekti. Nieko naujo labai, nieko gąsdinančio, jokios rizikos, jokių baimių. Viskas paprasta, ramu, jauku, ar ne, skamba patogiai, bet tuo pačiu ir labai nuobodžiai.
Bet visgi tas patogumas kartais verčia žmonės pasilikti ir neiti iš tos komforto zonos. Išėjus iš tos komforto zonos gali gauti daug gerų dalykų. Galimybę mokytis, pažinti, atrasti, nustebti, augti, tobulėti ir taip toliau. Daug įvairiausių gerų dalykų, dėl kurių tą komforto zoną verta palikti. Bet viskas nėra taip gražu, nes išėjus iš komforto zonos mes turėjom su daug įvairių baimių, stresu, nemiga, panika, galimybę, kad mums nepavyks, kad mes suklysim, kad mums kažkas neišeis ir taip toliau. Bet apie tai geriau daug nekalbėti, ar ne? Negana to, išėję iš komforto zonos mes susiduriam su pasipriešinimu. Mūsų kažkas klausia kažko, kodėl tu darai tą, kodėl darai aną, kodėl taip, kodėl ne kitaip. Mes esame pratę daryti dalykus, kuriuos reikia daryti, taip, kaip jas reikia daryti ir tai mums yra tapę normą, ne? Ir jeigu nusprendžiam, kad aš nedarysiu to, arba nedarysiu taip, padarysiu šitai ir darysiu anaip, mes net nenorom tampam kažkokiais maištininkais, tampam taisyklių laužytais ir pasipriešintojais kažkokiai sistemai. Aš iš tikrųjų akiplėšiškai maištauti ir niekad nemėgau ir nenorėjau, nes tai reikalauja daug energijos, tai reikalauja stiprių nervų, kuriuo aš neturiu. Todėl man labiau patikdavo maištauti tyliai, ramiai ir tų nubrėžtų taisyklių ribose. Laimei mums tos primestos įprastos taisyklės ir normos yra tokioj dvimatėj plokštumoj. Nuo čia iki čia ir nuo ten iki ten ir mes turim jose įsitekti. Bet laimiai į viršų ir į apačią mums ribų niekas nenubrėžia. Ir į viršų ir į apačią mes galim plėstis kiek tik norim. Eiti iš proto, daryti taip, kaip mes norim dalykus ir net neišeidami iš tų nubrėžtų taisyklių, maištauti ir linksmintis. Jeigu jūs darot tai, ko jūs nenorit daryti ir esat nelaimingi, tai jūs to nusipelnėt. Kad darytumėt tai, ką norit ir būtumėt laimingi, tai turit šiek tiek pasistengti. Turit atrasti savo būdą, maištauti, savo būdą daryti dalykus, kuriuos nori daryti, savo mėgstamą veiklą ar ne, savo pomėgių, savo aistras ir taip toliau. Man labai nepatinka žmonės, kurie sako, man nepatinka, aš nedarysiu, aš to nenoriu, man taip negerai, aš tiesiog nedarysiu ir jie įsivaizduoja taip maištaujantis. Nieko nedarimas nėra maištas. Maištas yra, kai jūs kažką darot, kai darot tai, ką norit ir kai darot taip, kaip jūs norit. Turite atrasti savo kalbą, turite atrasti savo būdus, daryti tai, ką jūs norit daryti. Viskas, ką mes pasiekiam, priklauso nuo mūsų pačių. Jūs pasieksite tiek, kiek jūs įdėsit pastangų, ar ne? Aš manau, kad galėčiau būti pasiekusi daug daugiau, jeigu būčiau daugiau stengusis ir daugiau dirbusi, bet man svarbu yra pamiegoti. Man svarbu yra pailsėti ir daryti dalykus kitus, ne tik susijusius su darbu. Man labai svarbu yra keliauti. Aš manau, kad kelionė tai yra ne veiksmas ir ne būsena, tai yra kažkokia vieta. Ir tai vietoje žmonės gyvena kitaip. Jie galvoja kitaip, jie daro kitokius dalykus, jie kitaip uždirba pinigus, jų tikslai yra kitokie, apskritai gyvenimas ten yra kitoksai. Keliauti aš pradėjau vos išmokus vaikščioti, nes senelis mano vesdavos mane į žvejybą, prie upės, į miškus ir nuo to laiko man visą laiką norėjosi eiti į tolimesnį mišką, į tolimesnę pievą, sekti upę prie jūros, į vandenynus ir taip toliau. Būdama 5 metų paprašiau tėvų gimtadienio progą nedovanoti man dovanų, bet duoti pinigų, kuriuos aš noriu taupyti kelioniai. Ir 5 klasiai, po 7 metų, išvažiavau į Legolandą. Norėjau į Disneylandą, bet pinigų neužteko, tai pagalvojau, kad Legolandas irgi nieko tokio. Ir iš tikrųjų buvo labai gerai. Ir grįžusi pradėjau taupyti pinigus kitai kelioniai. Šiaip turiu visas savybės, dėl kurių turėčiau nekeliauti. Nuo vaikystės negalėjau sportuoti, fiziškai esu silpna, turėjau įprasti gyventi su skausmu ir iš tikrųjų nelabai įsivaizduoju, kaip yra, kai nieko neskauda. Turiu jūros ligą, dėl kurios irgi turėčiau sėdėti namie,
apsitai tokį visą rinkinį, dėl ko turėčiau nekeliauti. Bet man atsibodo negalėti ir aš noriu daryti dalykus, kurių maniau, kad negaliu daryti, nes kai juos darai, yra labai smagu ir gera. Kartą su draugu žiūrėjom video apie vyriškį, jis pasakojo, kaip jis lipo į kalną Kinijoje ir ėjo tokį pavojingų dangaus taku, sukaltų iš paprastų lentų ant olos krašto, labai aukštai kalne. Mes sėdėjom ant sofos, žiūrėjom šitą video ir mūsų akis sprogo, mes galvom, kad tai yra labai toli, labai baisu ir neįmanoma. Bet po metų pati atradau save ant to kalno ir supratau, kad iš tikrųjų nėra taip baisu, nėra taip toli ir yra labai įmanoma. Kadangi negaliu nekeliauti ir noriu tą daryti, prieš porą mėnesių su savo buvusiu kursioku Paulium nusprendėm keliauti aplink pasaulį ir kurti tokį projektą Be sienų, kurio puslapis startuos gruodžio mėnesį, bet Facebook jau dabar gali tapti mūsų draugais, siųsti klausimus, pasiūlymus ar patarimus. Nusprendėm, kad norim keliauti aplink pasaulį ir tai daryti ne šiaip savo dėl keliavimo, ne šiaip dėl to, kad neturim ką veikti, bet norim apjungti visus dalykus, kuriuos mėgstam daryti. Žurnalistiką, istorijų pasakojimą, fotografavimą, filmavimą, sportą, ekstremalius išbandymus ir visą kitą, kas mums yra gera ir įdomu. Žodžiu, surinkti visus dalykus, kuriuos mes mėgstam ir jais gyventi. Keliauja aplink pasaulį arba šiaip įvairiom kryptim, įvairiausi žmonės ir taip dabar yra pasidarę taip pat įprasta, kaip studijuoti universitete ar dirbti kokioje nors įstaigoje. Žmonės randa įvairiausių būdų, įvairiausių priemonių kelionėm, įvairiausių uždirba pinigus. Vienas mano pažįstamas dirbo Amerikoje su cirku, važinėjo cirko traukiniu po šalį ir statė cirko palapinę, vėliau gamina maistą Aliaskoje, o atvažiavęs į Kiniją pardavinėjo gėles. Kitas tranzavo iš Ukrainos į Kiniją ir tranzavo traukinį nuo Mongolijos į Kiniją, kai pritrūko pinigų, nusipirko kibirą ir grojo kibirų gatvėje, kad užsidirbtų dar pinigų ir taip toliau. Įvairiausių būdų daryti tai, ką jūs norite, yra, jūs tiesiog turit jų ieškoti. Dabar gerdama arbatą per pertraukas drauge, ji man parodė tokią įdomią mintį, kad baimė yra pats žiauriausias žudikas. Jis niekada nenužudo, bet jisai sustabdo ir neleidžia gyventi. Tai baimė yra pats toks baisiausias dalykas, su kuriuo susidurisit, bet palikdami tą komforto zoną, turit tą baimę įveikti ir daryti tai, ką jūs nori daryti ir tai atpirks visiškai viską, nes daryti tuos dalykus, kuriuos nori daryti ir taip, kaip juos nori daryti, leidžia tau jaustis labai dideliu ir galingu, bet nereikėtų to labai sureikšminti. Kelionės tau parodo, kad iš tikrųjų esi labai mažas ir menkas, o pasaulis yra labai didelis ir galingas ir tu esi toks mažas, kad esi beveik niekas. Bet tas menkumo ir mažumo jausmas yra labai malonus ir juo reikėtų mėgautis. Mahatma Gandhis yra pasakęs, kad viskas, ką darai gyvenime, yra nereikšminga, bet labai svarbu, kad tai darytum. Tai darykim. O svarbiausia, darydami mėgaukimės tuo. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū Jums labai. Ačiū. Taigi dabar atėjo laikas antrajam mūsų kalbėtojui. Ir daugelis iš mūsų užaugom su animacija. 1900. Žiūrėdami animacinius filmukus ir šeštadienio rytais, valgydami pusryčius, taip pat žiūrėdami tos pačius animacinius filmukus. Sekantis mūsų kalbėtojas tai žmogus animacija. Meinardas Valkevičius. Kurį? Labą dieną visiems. Ačiū TEDx, kad pakvietė. 13 metų užsiemu animaciją ir tai yra daugiau negu pusė viso to laiko, negu gyvenu. Ir kai mane pakvietė pašnekėti apie animaciją, aš labai apsidžiaugiu. Sakė šnekėti 18 minučių, turbūt galėčiau ir daugiau šnekėti,
bet pasistengsiu pašnekėti 18 minučių. Tai gerai, visų pirma, čia man sakė spausti tą ir aną, ir aš ne tą paspaudžiu. Pradėsiu nuo pirmos skaidrės. Tai va, kaip mano dievukas, mano ir visų jūsų mėgiamas personažas ir kūrėjas personažo Voltas Disnėjus yra pasakęs, smagu daryti neįmanomus dalykus. Realiai animacija neegzistuoja kaip gyvas organizmas, kaip kažkas tokio, todėl ir ją smagu kurti, nes tu kažką atgaivini, kažką padarai to, ko iš tikrųjų nėra, kas neegzistuoja. Tai aš radau apibrėžimą Wikipedijoje, kas yra animacija. Ir jis yra labai painus, čia animacija yra spartus kintančių dvimačių ar trimačių, ten taram, bla bla bla. Aš sakyčiau, paprastai animacija yra viskas, ko negali nufilmuoti. Taip ir yra iš tikrųjų. Darai, kai Hollywoodo režisieriai, šitie scenaristai sako, lengviausia filmo scenarijui yra parašyti animaciniam filmui. Nes jeigu tu rašysi, filme buvo 500 smėlio einančių žmonių, tai jeigu darysi filmą, tai tau iš kažkur tos smėlio žmonės reiks daryti, kainuos didelius pinigus, darai animaciją, ten copy-paste vieną žmogeliuką, 500 eina, gražu, viskas faina. Taip, taip. Toliau. Kaip kuriama buvo pradžioje animacija? O čia va yra kadras iš pirmo pasaulio animacinio filmo. Humor of Eyes of Funny Face 1906 metų. Stuartas Blacktonas padarė pradžią animacijai. Ir tai buvo pati paprasčiausia animacija. Būčiau ją parodęs, jeigu man čia valandą būtų galima būtų šnekėti. Tada eisiu toliau ir papasakosiu toliau. Atsirado pieštiniai filmukai. Ir mano dievukas Disnėjus jį padarė su garsu. Na, čia toliau ėjo pieštinė ir atėjo iki tokio animacinio filmo, kuris tapo su garsu. Galiausiai Disnėjus įsigudrino padarė su spalvom animacinį filmą. Taip? Taip. Ir kai padarė spalvotą animacinį filmą, jis nusprendė, kad jam neužteks vieno paprasto trumpo spalvotą animacinį filmą, jis padarė pilną metražą, Snieguolė 7 nykštukai, 37 metų. 37 metais sukurtas animacinis filmas Snieguolė ir 7 nykštukai. Taip, taip. Toliau. Ėjo animacija, ėjo ir atėjo iki mūsų dienų, kai jinai tapo 3D ir atsirado naujos technologijos, kino filmai pradėjo naudoti animaciją ir kai jūs žiūrėjote Žiedų valdovą, tai tas Golumas, Smygolas, Golumas, buvo padarytas su naujom technologijom, vadinamas motion captūras, kai žmogus, čia va nelabai matosi, aišku, bet ir nereikia, kad matytųsi, aš galiu papasakoti. Tai yra ant veido sudėta daug visokių taškiukų, kurie reaguoja į jūsų judesį ir kai jūs šypsotės, tai šitas kompiuterinis personažas irgi šypsosi. Tokios yra šiuolaikinės animacijos technologijos. Aišku, galima kurti ir senoviškam animaciniam technologijom. Galiu toliau papasakoti. Kodėl jie kūrė kiti, o kodėl kuriu aš? Kuriu aš. Taip, taip. Tai dažniausiai, tarkim, koks nors turit kokį telefoną ir sako, kūrėjai telefonų, mums reiktų gražios intro animacijos, kad šitas telefonas atrodytų dar gražesnis rankose. Tai ką kreipiasi pagalbos? Į animatorių. Ateina kokios naujos įmonės direktorius ir sako, man reiktų pristatyti tą ir aną produktą. Sako, kaip mes tai padarysim? Filmuokim, viską nufilmuokim. Neįdomu filmuoti, nieks nežiūrės ten, kaip tavo produktą atėjo toks linksmas žmogelis, nusipirko ten, galvos, kodėl jie nepadarė animacijas, greičiau, kokybiškiau ir korekcijas galima daryti. Paprasčiau negu perfilmuoti komandą, surinkti ten garsistas, apšvietėjas, bla bla bla, vienas animatorius, blam blam ir padaro. Tada jūs galite, kodėl kuria kiti, aišku, kad užsidirbti didelius pinigus. Hollywoodas, kaip pastebėjote, kino teatro ekranuose kiekvieną mėnesį išleidžia po naują animacinį pilno metražo filmą. Taip, taip. Tai va. Animacija naudojama visur. Net ir šiuolaikiniai, kaip sakiau, visos technologijos, kad ir šaldytuvas, kuris jums parodo, kokią mėsą atšilus, sušalus, ten kokia animacija atsiranda, kaip jinai sušala, atšila, nežinau. Nesigilinu. Kodėl aš kuriu? O tam, kad daryčiau visus šitos išvardintus darbus, kad pas mane ateitų Samsungo telefonus šitas ir sakytų, mums reikia sukurti tą ir tą. Taip, taip. Tai aš
sukuriu tą ir aną. Bet aš kuriu, kai pats kuriu ne dėl to, kad sukurti Samsungui kažką, o kuriu todėl, kad pats mėgstu kurti, kuriu animacinius filmus, kuriu komerciją, kad išgyvenčiau, o animacinius filmus, kad patenkinčiau savo, kaip čia pasakyti, kūrybinius. Tai va. Toliau. Aš norėjau dabar papasakoti iš vis. Pas jūs daugumą galbūt turit brolių, sesių, ar patys dar nežinot, ko norit. Mano gyvenime irgi buvo, nežinau, ko noriu. Galvojau, kad aš noriu eiti į automodeliavimo užsiėmimus ir ten modeliuoti automobiliukus, kurie važinėtų bzz. Ten nebuvo vietų, buvo kitoje vietoje vieta, kur aš galėjau lankyti užsiėmimus. Tai buvo animacija. Ten nuėjau ir nupiešiau vištą, kuri eina. Ir man taip patiko, taip mane sujaudino, aš jaučiausi tarsi suteikiau gyvybę, dabar jinai kiaušinį padės ir jinai padėjo kiaušinį. Iš jos išsirito dinozauras, kuris padėjo kiaušinį, iš jo išsirito kareivis, kuris viską ir sunaikino. Kaip realiam gyvenime. Pas mus taip vyksta iš tikrųjų. Tai toks mano netikėtas posūkis buvo, sukūriau vieną filmą, norėjau kurti antrą filmą, lankiau animacijos tą mokyklą. Tada įstojau į Dailės akademiją. Pakankamai anksti aš tą vištą nupiešiau, kad žinočiau, ko aš noriu. 7 klasėje nupiešiau. Buvo, man atrodo, 12 man metų. Tada žinojau, kad stosiu į Dailės akademiją. Įstojau į Dailės akademiją, nes aš žinojau, kad įstosiu, tai aš jau ir niekur kitur nesirašiau stoti. Tada pabaigiau akademiją, dirbau darbą, buvau animatorius tam darbe, tuo metu studijavau ir prikūriau visko. Galiausiai, čia skaidrė atsirado, kas mane įkvėpė. Tai aš jau sakiau, kad Mickey Mouse kūrėjas mane įkvėpė kaip pats žmogus, kaip asmenybė. Ir jisai, žinote, kad jisai yra pagal Oskaro apdovanojimus nepralenkiamas žmogus. Pagal filmų sukurtus kiekybę nepralenkiamas prodiuseris, režisierius. Pagal nominacijų skaičių nepralenkiamas. Juk tai, aš kaip minėjau, jis garsą animaciniam filmui, spalvas, vaizdą, kameros gylį, viską jisai sugalvoja. Galbūt ir kiti būtų sugalvoję, aišku, bet jis pirmesnis. Kas pirmesnis, tas gudresnis. Tai va, mane ir įkvėpia, kad jisai ieško kažko naujo, daro ir daro, žinot, ką daro? Lietuviai, kurie daro savo arba žiūri nariams. Kiek iš jūsų esate žiūrėję lietuvišką filmą, gal ne dabar, gal anksčiau, kuris jums patiktų, nesuteiktų emocijų, kurias jūs galvojate, bet aš dar nelaimingesnis pažiūrėjęs šitą filmą. Tai va, aš vadovaujuosi šituo, kaip ir Disnėjus, kūrė žiūrovams. Aš irgi kiekvienu savo darbu kuriu žiūrovams. Nedarau zanūdinų ten tų filmų. Stengiuosi, kad arba pralinksmintų, arba suteiktų prasmę, bet per linksmumą. Gerai. Toliau, kita skaidrė yra, čia dabar mano filmo trailerį parodys. 1969. 3 vyrukai. Vienas planas. Viena raketa. Ir didžiausias iššūkis. Netikras mėnulis. Todėl dabar tik trailerį parodžiu. Ir kas yra čia per filmas, kodėl aš jį jums dabar parodžiu? Čia dabar turėtų būti skaidrė kaip mano filmo skaidrė. Kaip tik, čia yra dabar, aš apie tą filmą šnekėsiu. Tai mano buvo bakalaurinio darbo baigiamasis filmas, kuriuo aš siekiau daryti filmą ne apie lietuvius ir ne Lietuvą. Norėjau padaryti filmą, kuris būtų įdomus pasauliui. Tai filmas apie tai, kaip amerikiečiai Ale išsilaipino mėnulį. Kodėl Ale?
todėl kad yra daug konspiracinių ten tų teorijų, kurios sako, jie nebuvo išsilaipinę, kiti sako, jie buvo, jie nebuvo. Tai aš padariau filmą apie tai, kaip galbūt jie buvo ir kaip galėjo viską sufalsifikuoti. Linksmai pateikiau filmą. Kadangi šitas filmas buvo spalvotas, neliūdnas, tai jį paėmė ir už Atlanto parodė. Buvo atrinktas tarp 10 geriausių pasaulyje studentiškų darbų. Už tai gavau čekį iš Hollywoodo. Rodė jį Hollywoodo ten kino teatre, rodė New York'e, rodė Europai. Parodė, aš negaliu skūstis, jį tikrai parodė visur, Lietuvoje parodė. Ja. Dabar jau internete galite pažiūrėti, man negaila, žiūrovams kūriau. Tai turėjau tikslą, kad sukurt filmą, kurį rodytų ne tik Lietuvoje, kurį rodytų ir kitur. Ir man tai pavyko. Kodėl man tai pavyko? Nes aš nebijau piktų akademijos dėstytojų, kurie neleidžia daryti tokių spalvotų simpsoniškų personažų, kur sakytų, kur čia terlionė, kur čia tas akademinis menas. Ne, čia akademinio meno yra, čia gražusis akademinis menas, kaip aš sakyčiau. Tai va, ir aš tada toliau papasakosiu, ką aš veikiu animacijai, kuo galiu pasidalinti animacijai. Būnant animatoriams nebūtinai reikia kurti. Galit pakurti kokį porą filmų, o po to pailsėti, atsipalaidavimą mokyti kitus kurti. Tai Vilniui turiu animacijos mokyklą tokią su kino teatru Pasaka ir tenais mokome studentus daryti animacinius filmus. Kadangi aš vieną kartą net ten nuėjau ir man gerai ten pasisekė, galvoju, gal ir aš atrasiu talentų, kurie norės eiti kino būrelį Pasakoj, bet netyčia ten nebus vietų, ateis į animacinį būrelį. Šiais metais jų atėjo biški per daug, bet nei vieno nėra nereikalinga, visi reikalingi iš tikrųjų. Ir visi kūrė. Pirmus metus sukūrėm 3 filmus, antrus metus 5. O šiais metais atėjo tiek žmonių, kad bijau, kad gal ir 20 sukursime. Tai aš labai to bijau, nes suvaldyti, tai man reikia visus. Tai va, būnant animatorių galima mokyti kitus, galima rašyti blogą. Aš rašau animacijos blogą. Jis yra didžiausias Lietuvoje animacinis blogas. Čia buvo žmonių, kurie rašo didžiausius šiaip blogus, aš savo srities didžiausią blogą turiu. Ir kuo jis yra man svarbus, kuo jis svarbus kitiems. Man jisai svarbus, nes aš ten sudedu viską, kas man įdomu. Tuo pačiu pasidalindamas su kitais ir parodydamas kitiems tai, ką aš matau. Ir tai nėra blogai. Toliau yra kita skaidrė. Džiaugtis. Čia jinai ir buvo dabar, taip? Uždirbti. Iš animacijos geras animatorius gali tikrai uždirbti. Ir jeigu jūs galvojat, kad jūs teisininkų būdamas uždirbsite daugiau, tai galite ir klysti iš tikrųjų. Aš nesiskundžiu uždirbdamas iš tikrųjų. Neseniai įkūrėme su savo drauge, įkūrėme animacijos studiją Vilniuje, kuri dabar kūrė animacinius filmus. Mūsų užsakovai yra įmonės, kuriams reikia kurti, kaip jums minėjau, ir ten galbūt nelabai įdomų dalyką. Bet tikslas yra uždirbti pinigus kurti animaciniams filmams, kuriais galima būtų garsinti Lietuvą, nes aš manau, kad ir Lietuvoje gali būti pasaulio animacijos sostinė, tik reikia specialistų. O specialistų atsiras, jeigu bus, kaip ten sako, bus pasiūla, bus paklausa, arba atvirkščiai. Realiai atvirkščiai ir belia kaip. Tai ateities planai mūsų tokie ir yra. Dabar aš stengiuosi visom išgaliam, bandau kitiems metams padaryti animacinį filmą apie Darių ir Girėną. Kitais metais sueis 80 metų, kaip jie perskrido per Atlantą. Paprašiau valstybės finansavimo, bent mažiuko, aišku, negavau. Įkūrėm studiją, dabar pinigų galbūt atsiras ir filmas tikrai ateis. Tai realiai aš čia norėjau pasakyti ant galo dar sėkmės receptų. Dauguma prieš mane šnekėjo ir tos pačius receptus pasakė. Iš tikrųjų, aš norėjau pasakyti, kad visada savo išsikelkite didesnius tikslus. Čia ir taip aišku, jeigu išsikelsi nueiti parduotuvę nusipirkti tik obuolį, tai ir grįši tik su obuoliu. Jeigu jūs galvosi nusipirkti visą maišą ten, tai ir grįši su galbūt 2 maišais, nes būsi nusteikęs daugiau išleisti.
Toliau, matyti save po kelių metų. Aš visada save matau 5 metus į priekį. Man dabar 25, tai matau, kas bus 30. Bent jau matau tai, ką norėčiau, kad būtų po 5 metų. Na, tą ir turėjau iš tikrųjų minti. Ir nepamiršti turėti didelių svajonių, kad ir kokios jis ten didelės būtų. Kaip kolega prieš tai čia stovėdamas sakė, nebijokite turėti tokių svajonių, kurios kitiems atrodytų net neįgyvendinamos. Iš tikrųjų viskas įgyvendinama. Ir apibendrinamas pasakysiu, kad džiaugiuosi, kad mane čia pakvietė, nes galbūt jūs dar mieliau pradėsite domėtis animacija. Ir pabaigai Disnėjaus žodžiai. Pradėjau, įpusėjau ir pabaigs. Jei jūs galite apie tai svajoti, tai jūs galite tai padaryti. Tai va, palaukit. Ačiū. Dėkui. Dėkui. Ačiū labai. Dėkojame Meinardui. Iškart atsiprašom už visus techninius nesklandumus. Mums ironiška, kad kino teatre yra problemų su vaizdinė medžiaga. Bet kokiu atveju, mūsų kitas kalbėtojas yra ypatingas žmogus. Jo balsą pažįsta visi. Tai tikras televizijos renesanso vyras. Laidų vedėjas, filmų įgarsintojas, rašytojas, žurnalistas, prodiuseris. Jis savį yra išbandęs beveik visose srityse. Šiandien kalbės apie turtuolių ugdymą. Tad ponios ir ponai, Rytis Zemkauskas. Čia buvo signalas. Kažkaip vakar galvojau apie VF Vendetą. Tai man atrodo, kad čia toks signalas labai tinkamas man išėjus į šitą sceną. Labas vakaras. Man atrodo, kad kino teatre visą laiką būna vakaras. Tai niekada nebūna ryto. Aš šiandien kalbėsiu tema, kurią jūs tikrai nesate pasiruošę išgirsti, bet atvirai kalbant man dzin. Nes aš labai noriu ją jums pranešti. Čia turėtų būti skaidrės. Tiesą sakant, šitos skaidrės irgi nėra labai svarbios. Pakelkite rankas, kas iš jūsų norite tapti milijonieriais. Ar tie patys žmonės mokosi šiuo metu universitetuose? Ar tie patys žmonės man galėtų pasakyti, kas toks buvo, na pavyzdžiui, Julius Cezaris? O kas toks buvo Trotskis? Taip pat, ar ne? Aš jūs linkėčiau tapti milijonieriais ir kaip galima greičiau. Nes mano supratimu, ko mums labiausiai reikia šitoj šaly, tai išsilavinusių, turtingų žmonių. Ir apie tai labai trumpai iš tikrųjų aš norėčiau šiandien pakalbėti. Paprastai, ir turbūt daugelis iš jūsų esate dalyvavę jau kažkokiame pokalbėje dėl darbo, ar susidūrę su žmonėmis, kurie jūs priima į darbą, ar priima į kažkokią veiklą. Ir jūs turbūt pastebėjote, kad didžiulę dalį to proceso sudaro subjektyvumas. Tai iš principo, jūs priklausote nuo priimančiojo, su jumis kalbančiojo požiūrio į pasaulį. Atitinkamai, kai jį kažkas priėmė į darbą, tai irgi priklausė nuo požiūrio į pasaulį to, kuris jį klausinėjo, ar to, kuris juo domėjosi. Ir taip į viršų. Ir taip iki paties įmonės savininko. Jūs be abejo žinote, kad tai vadinama korporatyvinė kultūra. Kaip jūs manote, ar gerai būtų mūsų miestuose, jeigu pasikeistų visų Maksimų architektūra? Kaip jums atrodo? Na, būtų pastatytos kitokios parduotuvės. Žiūrint kokios. Ir tas sprendimas priklauso nuo pačios viršūnės. Žmonių, kurie
tuo metu valdo tą korporaciją. Nes jie priima žmonės, kurie priima sprendimus. Priima žmonės pagal savo skonį, pagal savo supratimą. Ir jeigu pasikeičia tasai supratimas, tai galiausiai pasikeičia ir mūsų visų gyvenimas. Jūs įsivaizduojate, kokią didelę vietą šiandien didelės parduotuvės užima mūsų miestuose. Lygiai taip pat vienos mobiliųjų ryšių bendrovės šūkis visai neseniai buvo žmonės kalba. Šiandien jis yra pirmiausia jūs. Aš manau, kad pasikeitė korporatyvinė kultūra tiesiog ir kažkas viršuje priėmė sprendimą. Ir sukūrė šitą beviltiškai įsiteikiantį melą. Iš tikrųjų, pirmiausia pelnas ir mes visi tą žinom, bet kam taip grubiai? O žmonės kalba, tai buvo elegantiškai. Tai buvo iš tikrųjų žavingas šūkis. Tuo aš noriu Jums parodyti skirtumą, kuris atsiranda, keičiantis korporatyviniai kultūrai ir tikslams. Ir tie tikslai tiesiogiai priklauso nuo žmonių, kurie atostogauja Barš al Arab. Ir kitose vietose. Pavyzdžiui, čia. Ir jūs turbūt sutiktumėte, kad mūsų turtuoliai, sekdami Bilo Geitso arba Warreno Buffetto pavyzdžių, vėliau gražintų dalį savo kapitalo visuomeniai per labdarą, per protingą paramą, ne taip tiesiogiai, kaip mes čia kartais laukiame, bet per sistemas, kurios padeda mažinti socialinę nelygybę ir spręsti kitas problemas, kur mes visi sutinkame, kad jos egzistuoja ir jas reikėtų spręsti. Paprastai kalbant, nuo įmonių savininkų, nuo turtingų žmonių požiūrio į pasaulį priklauso mūsų gyvenimas, mūsų gerbūvis, mūsų gyvenimo džiaugsmas. Taip objektyviai susiklostė, kad Lietuvos turtuoliai patys sukaupė savo turtus. Jie jų nepaveldėjo. Jie nėra dėl to kalti, jie paprasčiausiai neturėjo laiko imtis ko nors kito. Jie kaupė turtą ir įsimokslinimas, įsilavinimas, kultūra, geras skonis, tai dalykai, kurie ateina palaipsniui. Ir dauguma iš jų paprasčiausiai neturėjo laiko savo šitiems dalykams. Mano supratimu, mes turėtume jiems padėti. Ir padėti reikėtų gana paprastai. Paprasčiausiai atkreipti dėmesį į turtuolių švietimą. Sakykim, verslo leidinius būtų galima paraginti kreipti daugiau dėmesio artes liberalės, laisvųjų menų propagavimui. Tai yra kalbėti apie klasikinę literatūrą, teatrą, skulptūrą, muziką, lingvistiką, psichologiją, bet klasikinę psichologiją. Ne tą, kurią britai vadina armchair psychology. Religijotyrą. Ir straipsnių tą temą jokių būdų nelengvinti ir nevadinti jų, neversti jų mokslo populiarinimo. Mes paprastai nuvertiname žmonių sugebėjimą suprasti sudėtingą tekstą. Net jeigu tas žmogus ne iš karto jį ir netiesiogiai supranta, tai veikia pasąmoningai. Ir su laiku tai keičia kažką. Nebijokime sudėtingų tekstų pateikti vieni kitiems, o ypač tiems žmonėms, kurie mūsų šalyje ir kitose šalyse priima sprendimus. Prabangos prekių gamintojus aš siūlyčiau vengti kičo. Čia automobilio rakteliai. Visomis išgalėmis vengti kičo. Jūs kaip niekas kitas turite galimybę vipiniams klientams pasiūlyti gerą dalyką, gero menininko kūrinį, gero dizaino baldus, gero dizaino automobilį, talentingai sukurtą produktą. VIP kelionių organizatorius. Siūlyčiau ne Barš al Arab, kas yra netikra. Visa, kas dirbtina, turėtų būti pigu, tiesa? O kelionė į Tierra del Fuego, pavyzdžiui, tai kainuoja lygiai panašiai. Ir ten nakvynė palapinėje, košiant vėjui, Argentinos, Čilės pasienyje. Ir galiausiai, aš manau, kad turtingiams žmonėms ugdyti gerą skonį trukdome mes patys, kultūrininkai. Nes mes ilgą laiką turėjome niekinantį požiūrį į tuos žmonės. Va šitą reikia pirmiausia pakeisti. Pirmiausia, ką reikėtų įdiegti, tai pagarba žmonėms, kurie
šioje šalyje sugebėjo, nepaisant kartais įvairių ganėtinai bjaurių objektyvių aplinkybių, susikurti kažką ir sukurti tą kažką dar ir kitiems, nes jūs suprantate, kad tie žmonės kuria darbo vietas. Mes turime išmokti gerbti iniciatyvą, gerbti pasiekimus. Ir čia būtų, mano supratimu, vienas pačių svarbiausių dalykų, nes pasiturinti žmonės visuomenė yra be galo svarbus. Ir padėdami jiems šviestis, mes neturime bandyti iš karto ir visomis išgalėmis iš jų užsidirbti, kaip pas mus irgi yra labai įprasta manyti. Mes neturime bandyti pervertinti savo žinias ir jas brangiai parduoti atseit mažiau suprantantiems. Tegul tą daro šarlatanai. Mes turėtume elgtis visiškai kitaip, žiūrėdami į priekį ir matydami šalia savęs savo bendrapiliečius, kurie pasiekė puikių pasiekimų. Ir dar mes jiems turėtume padėti išsiugdyti gerą skonį, kad visi kartu galėtume geriau susišnekėti ir geriau gyventi. Aš manau, kad tai atneš naudos absoliučiai visiems. Na ir galiausiai, kai visą tai, ką jūs matėte už mano nugaros, mano pasisakymo metu, mūsų turtingiems žmonėms taps nebe taip svarbu, mes visi pradėsime gyventi žymiai geriau. Ačiū. Ačiū labai, iš tikrųjų. Taigi dabar turėtume išvysti filmuką apie vyrą, tiksliau vaikiną, kuris pažabojo vėją. Jeigu dėl kažkokių priežasčių to neatsitiktų, iškart pranešu, kad bus pietų pertrauka, kurios metu bus dalėjamos picos ir bus galima pavalgyti. Tad savanoriams parodykite savo kortelę ir negalima kartoti. Vienam žmogui kiek pasimsit, tiek pasimsit. Taigi dabar filmukas. Po to pietų pertrauką grįžkite 3:10. Ačiū. A few years ago, I felt like I was stuck in a rut. So I decided to follow in the footsteps of the great American philosopher, Morgan Spurlock, and try something new for 30 days. The idea... Thank you. 2 years ago, I stood on the TED stage in Arusha, Tanzania. I spoke very briefly about one of my proudest creation. It was a simple machine that changed my life. Before that time, I had never been away from my home. I had never used the computer. I had never seen an internet. On stage that day, I was so nervous. My English lost. I wanted to vomit. I had never been surrounded by so many Azungu, white people. There was a story I couldn't tell you then. But well, I'm feeling good right now. I'd like to share that story today. We are 7 children in my family, all sisters excepting me.
This is me with my dad when I was a little boy. Before I discovered the wonders of science, I was just a simple farmer in a country of poor farmers. Like everyone else, we grew maize. One year, our fortune turned very bad. In 2001, we experienced an awful famine. Within 5 months, all Malawians began to starve to death. My family ate 1 meal per day at night, only 3 swallows of sima for each one of us. The food passes through our bodies. We drop down to nothing. In Malawi, secondary school, you have to pay school fees. Because of the hunger, I was forced to drop out of school. I looked at my father and looked those dry fields. It was the future I couldn't accept. I felt very happy to be at the first year of secondary school. So, I was determined to do anything possible to receive education. So I went to a library. I read books, science books, especially physics. I couldn't read English that well. I used diagrams and pictures to learn the words around them. Another book put that knowledge in my hands. It said, windmill could pump water and generate electricity. Pump water meant irrigation, a defense against hunger, which we were experiencing by that time. So I decided I'll build one windmill for myself. But I didn't have materials to use. So I went to a scrapyard where I found my materials. Many people, including my mother, said I was crazy. I found a tractor fan, shock absorber, PVC pipes. Using a bicycle frame and old bicycle dynamo, I built my machine. It was 1 light at first, and then 4 lights with switches, and even a circuit breaker modeled after an electric bell. Another machine pumps water for irrigation. Queues of people start lining up at my house to charge their mobile phone. I could not get rid of them. And the reporters came too, which led to bloggers, and which led to a call from something called TED. I had never seen an aeroplane before. I had never slept in a hotel. So, on stage that day in Arusha, my English lost. I said something like, I tried and I made it. So I would like to say something to all the people out there, like me, to the Africans and the poor who are struggling with your dreams. God bless. Maybe one day you will watch this on the internet. I said to you, trust yourself and believe. Whatever happens, don't give it up. Thank you.